Dabar atvažiavom autobusu į kažkokią tai stotį, kur yra sąlyginai netoli nuo to Apgarač. Labai norėjau, atvažiavau į Apgarač. Tikrai labai norėjau. Dabar yra šeštadienis ir čia yra laikas. Kaip matot, jie uždarinėja vartus ir visą kitą. Šiandien jau tikrai pateksiu į vidų. Tai eisim pašniukštinėti. Oi, kaip įdomu. Labai įdomu. Van jau Skyline matau stovi lauke. Eilinis Levorgasas tai ta GR Corolla ir S2000, kur tada rodžiau per video. Žodžiu, žiauriai fain. Man stovi S2000 su GR Corolla. Čia yra R34 sedanas. Kągi, einam pašniukštinėti. Gerai, nuo kur mes čia pradėsim. Šiaip ratų, gal pradedam nuo ratų. Einam ratų pažiūrėti, jie ten viduj. Ai, jie uždaryti? Ai, ne, yra įėjimas. Gerai. Einam iš pradžių. Čia matyt galima iškart ratus ir užsidėti ant mašinos. Ir žiūrėk, suvedimo stendą turi. Cool, va, išmetimai voliojasi. Eik tu, aš jaučiuosi kaip mažas vaikas, žinai, saldainių parduotuviai. Gaila, ratų negaliu užsipirkti, nes man parsinešti ratus būtų labai sudėtinga, nes atvarėm autobusu. Padangėlės. Ratai. Nu, ką čia įdomesnio turim. Stealth Racing kažkokie henkiai. Va, mažiukai. Čia visokiem keikaram matyt ratukai, nes tokie mažiukai. Reisai, va. T37. Kiek čia eurais? 108. O, bet sportsai. Eik tu savo. 100 000 jenų. Kiek čia? 500 eurų. 500 eurų. Kokio čia išmatavimo? 15-iniai. Mugen ratai. O, geras. Taip, tai 100 000, 1,0 per daug. Tai 100 000 jenų yra tiek eurų, 500 kem 3. Tai gerai, einam prie išmatavimų 17, kad pažiūrėt kažką įdomiau. Nu, dar 15-inių pažiūrim, ką čia gero turi. Handbox. Šitie bairis mašinėlis tas. Jo, bet čia pagal išmatavimus sudėta, tai einam pasižiūrėti, kur čia 19, 18, 18, 16, kur 17. O, jau matau kažką labai įdomaus. 16-iniai. Nu irgi tipo 600 eurų, T37. Kem 5, aišku, ir siauri. Čia, ką gero turim, 8 colių, va čia jau įdomiau. Karočiui 400 eurų. Oh my god. Dar T37. Nu gerai, šitie jau stipriai brangesni. Čia kažkokie reisai irgi. Jeigu kainuoja 400 eurų, techniškai galėtum vežtis lėktuvų, net multį nereiktų mokėti, nes iki 450 nereikia mokėti multį. Tu juokauji, ta prasme. Pažiūrėk. Sakau, kaip yra. Crazy. Čia uždyka tie ratai. O tai gal dar... Ajo, čia rodo kainą be mokesčių, čia su mokesčiais. Tau būtų be mokesčių, jo. tau neprisidėtų. Žiūrėk, RPF1, bet 8 colių šitie negražaus lenkimo. Oz Racing, pažiūrėk, kiek čia 200 eurų? Pro Drive ratai? Tu juokauji, žiūrėk, T37 su kendom.
Čia o šitie geri. PM7 CR. Tai čia 700 PM eurų. Su padangom. Oh my god. SSR-ai, eik tu sau. Eik tu sau. Bet visų etas ir plotis čia maži. Kur yra piktesnių išmatavimų ratai? Nu gerai, šitie jau... Ten yra, matai, kaip kambarys ant tokia. Eik tu sau, žinau, zuikį, aš čia paimčiau ir surinkčiau. Eik tu sau. Lauk. Nu, aš tie jau kainuoja normaliai. Wow. Ta prasme, aš nežinau, čia beprotybė. Čia tiesiog yra beprotybė. Aš norėčiau pusę ratų išsivežti iš čia. Jau kad tau reikia brangti proporcijai. Jo. Tai jas išdžiai. O, LM-ai. Bet tai etas labai prastas, Kem 5, Kem 3, čia RX7, nu tik 19 išmatavimas didelis. Na, čia dar matau kažką įdomiau. Čia jau 20 dideli tie ratai. Dar biškiai tą pusę aš negaliu, čia visi yra geriausi ratai, tik čia 19 visur. Čia va 17, R3, čia atrodo kaip GTR ratai. Jo, R33 GTR ratai. Brangus ganėtinai kaip poeminiai. VRX tai originalus. Čia irgi VRX ratukai. Wow. Eik tu savo, kokių čia kietų ratų yra. Eina savo. 17 šitie. 700, nu, palei 800 eurų. Wow. SSR-ai, 16-iniai. Type C. Amazing, ta prasme, wow. Enkiai, kokie įdomus ratai. Vorkai šitie. Max gerumo, bet šitie jau virš 1000 kainuoja. Etas 210 colių pločių. Nu čia jau matosi, bet su mėsom. Ir beveik visi su kendom, tiesą sakant. Nežinau, japonai kendas labai mėgsta. Bet čia... SSR kokie. 220. Wow. Gerai, paeinam čia nais. Tai tų ratų. Tiesiog... Tikrai. Imk ir išsinešk tuos ratus. BBS RM-ai čia? Ne, RM-ai, čia net nežinau. O, žiūrėk, Corollas ratai. GR Corollas ratai. Pas man kur sudaužyti, gal 3 nusipirkti. Čia 4 setas kainuoja 700 PM eurų. Aš vieną pardaviau už 400. Nes, nu, nėra gauti Europoje. Gerai, einam toliau. Užkilk, davai užkylam. Matau BBS LM-ų. T37. Ko tik nori čia yra. Eik tu savo. Eik. Centruočių šitų rastavkių, kokių nori. Rastavkės jaučiu čia už dyką. Va, rastavkių galiu parvežti iš Japonijos. Nes jos man tilps ir jos nesunkios, aliumininės. Reis. Čia mažiukai visokie. O, prašau. Jo, čia gal iš džengtos srities. Pažiūrėk. Ai, čia vienas ratas. Ar du? Ne, šitas vienas. Jo, čia ne komplektai. Jo, čia ne komplektai. Tai galima va nekomplektinių ratų nusipirkti. Įvairiausių. Šiek čia CRV originalus. Padangėlės. Jo, einam T37, pažiūrėsim ką kainuoja. 700 PM eurų, 16-iniai,
Etas Kem 2 7 colių BBS LM-ai. BBS LM-ai labai brangus, bet jie kaip nauji. Gal čia ir yra nauji, nes labai brangus. Man jau galva biški sukasi iš tikrųjų. Čia Oz Racingai kažkokie. O čia polished labai. Trako ratai. Čia Civico Type-R ratai FK8. Labai pigiai iš tikrųjų. Čia pilni komplektai. Babasiukai kažkokie. Nu, aš nežinau, čia ratų rojus tikrai. Nu, kitaip šitos vietos nepavadinsi kaip ratų rojum. Šiaip tai reikia pažiūrėti. Gal jie turi Mazdai Mietai ND ratus, tos BBS-o. Originalius, man jie labai gražus ir jeigu čia jie už pigiai, gal kažkaip aš juos susiveikčiau iš čia. Nusiridautum tą iki post office. Jo, šiaip netoli post office, tai jokios jokiais galima būtų pasiimti tos ratus ir išsisiųsti į sandėlį, iš kurio jau atvežtų per Latviją. Crazy, čia enkiai visokių įdomių ratlankių. O, šitie geri ratai. Body Club P1 Racing. Blitzai. Šitie T37 mėlyni. Žiauriai geri. Išmatavimai GT-riniai. Šitie afigieni. Nu, žodžiu, čia tų ratų, tai wow. Crazy. Tiesiog crazy. Tai žodžiu. Žinam, kur ten man labiausiai patikę ratai, pažiūrėsim. Čia T37 etas, šitas nekoks. Ten irgi nekoks, čia subariniai tokie išmatavimai. Čia, man atrodo, buvo tie įdomiausi ratai, kurių ir išmatavimai geri. Ir kaina gera. Čia ir 3.2 turbūt GT-R ratai. Jo. Kur čia buvo? Jau tiek pamačiau, kad jau pasimečiau. Nu, žodžiu, ko Japonijoje tai ratų tikrai galima nusipirkti pigiau. Nu, aišku, atsivežti ir visą kitą, bet šiaip tai shocking. Manau, kad bus labai pigiau su muitais. Nu, tai taip. Bet gyvenančiai įsivaizduoji. Nu, taip. Žiauriai fleksinius ratus gali nupirkti už mažai pinigų. Atsivėrė mum vartai. Šiaip tai yra apgaražė junk sekcija, tikrai žinau, ir ten viskas būna daug pigiau. Tai nežinau, gal ten kai buvom užkilę, koilai va išmėtyti visokie. Nu gerai, einam pažiūrėti vidų, jau paieškosim dalių kažkokių įdomių. Ratai nesibaigė ten, čia yra afigieni ratai, Work Emotion, visai panašus kaip mano. ET39,5, bet čia gal 2 vienetai. Šitie irgi, nematau, kur rašau, kiek čia jų. Bet kaina, jeigu už 2 vienetus, tai nemaža. Sąlyginai, Japonijai. Bet jeigu už 4, ir 3.4 GT-R. Ok. Žodžiu, viršui motociklai, tai motociklų neįsim, bet čia panašu, kad nepilni komplektai yra. Kur ką tik uždėjom. Ir čia, va, tarkim, už 2 vienetus. Iš tų nuostabių ratų, nežinau kiek čia, 400 eurų. Vis tiek labai pigiai. Taip. Čia visokie dalykėliai, žibintai, amortizatoriai. RX7 amortikų komplektas. Nežinau, kiek čia kainuoja. 100 eurų. Gal biški daugiau. Spekės, tai nežinau. Čia galimai Civico lempos. Greičių dėžė. Kam? Nissan.
amortikai, varikliai, greičių dėžės, dar amortikai, BRZ čia. Crazy. Variklis Toyota Nissan. C18 ENA. Supratau, ne turbo, neįdomu. Taip, kas čia dar yra? Kardanai. Gal cervui bus kokie modai, reikia cervui paimti kažką. Taip, kokios čia dar greičių dėžės? BMW M6, įdomu. Nepažįstu šitų dėžių. Toyota. Gerai, einam toliau. Išmetimo bakelis koks. Vairiukai, pažiūrim, vairiuką tai tikrai galiu atsivežti. Va, nardį. Kiek čia 200 eurų? Už nardį medinį. Nežinau, ar iš čia labai pigus ir geras. Ten kažkokie matyti nauji, nežinau. Čia visokių tų vairų yra Personal va. Tada Komusa, Back Racing. Vairų tai šiaip tai nusilupus ten giliau pasikasus galima rasti ko nori. Spiruoklės, išmetimo kažkokie dalykėliai. Skubis Subarikui. Čia aparatūra panašu, kad visokio. Skydeliai. Šiaip tai Corolai galėčiau paimti skydelį, jeigu būtų su kilometrais, tai, ne su kilometrais, sakau, su Celsiais, tai galėčiau persidėti. Kas čia dar įdomaus? Čia va, top mountai. Čia ko tik nori. Ko širdis geidžia, to gali rasti šitoj vietoj. Veidrodėlis. Grotelės va visokios. Supros lempą, pavyzdžiui, gali nupirkti. Lemputės. Stabdžių diskus. Lemputės. Lempučių gal nereikia, apsieisim. Čia viskų radiatorių, interkulerių. Kilimėlių, matai, čia džidėminiai, netiks man kilimėliai. Karboninis štrutbaras, kokie čia mašinai. Čia yra, nežinau, neparašyta. Nebent tas, nežinau, Javos, nebent čia brandas kažkoks. Sky Active Technology, vožtuvų dangtelis Miatus koksai. ND. Kiek čia dar visokių dalykėlių, svirčių, štrutbarų, sveibarų, šiaip visokių sustiprinimų, ko nori. Roof railų, bėgelių kėdžių, lempos visokios. Kas čia per smulkmenėlės. Žvakės. Čia įdomesnis skyrius. Stabdžių cilindriukai ir sankabos. Generatoriai, pandiškės kompresoriai, siurbimo kolikai, pečiukai, turbinava, signalizacijos. Šitie MAF sensoriai. Kas čia dar? Filtrai visokie, lečai kapoto. Varžtai ratų tiksliau smėgės. Lampos, nardė vairiukai. Čia GTR, man atrodo, R34 spoileris. Jo, labai brangus. Žiūrėk, kokie kieti. Čia yra žymiai, tačiau čia yra actually nuo jų tų, tokie patys kaip metro, cukivaros tie.
Ne kitokia kažkokia, būtent tokia, kaip būdavo. Aha. Kur važiavom šiandien, lygiai tokie Jo. patys. Jo. Nu va, 808 eurų, tai kas čia? 3 eurai? O, iš to jenų 3 eurai? Ne, 800. Ai, net štukos nesiekia? Taip, taip. Jo, tada jau. 3 eurai, nu žodžiu. Bairis. Čia visokių silikoninių dalykėlių. Kas čia dar? O, kečkenas, kas čia? Net nežinau, kas čia per dalykėliai. Stabdžių suportai. Toyotos, Sankaba, Subaru. K-Sport stabdžių suportai. Ko tik nori čia. Crazy. Čia stabdžių kaladėlių. Man juokinga dalis tas, kad čia stabdžių kaladėlės, čia beveik viskas naudota, tai ir stabdžių kaladėlės naudotas čia parduoda. Kas yra biški keistesnis dalykas. O, žurnalų galima nusipirkti. Visokių. Bet jie naujesni žurnalai, ne oldschooliniai. DVD irgi galima nusipirkti apačioj. Visokių. Japonijai pasirodo DVD dar kažkas naudoja. Čia vairiukai kažkokie originalūs. Skydelis, magnetolas. Nu, atėjom į amortikų skirtį. Pažiūrim, ką čia amortikų turi. Tai gali nusipirkti raktą, matyti universalų koilų. Tada taip, žiūrim. Kokių čia turim. Mazda turim. Nissan. Spyruoklės čia gyvena, o čia amortikai gyvena. S2000 standartiniai amortikai. Šiaip nepigus, tikrai kaip už standartinius, jie niekam tikė. Svirtis visokios. S-Chases. Čia nauji amortikai, jo gali nusipirkti. Išmetimai. Šiaip per X7 reiktų. Civicui tai Perui sedanui FD2 išmetimas. Bet jie čia tokie, naudoti, akivaizdžiai naudoti. Paperstikai, kurie atrodo taip liūdniau. Bet gali ir nusipirkti HKS praktiškai idealų. O! Taip, Mazda Speed, tai čia, nežinau, NB Miatai rašo. Crazy, tiesiog crazy. Šiaip ND Miatai būtų galima paimti koilus. Visai būtų varkė. Recaro sėduškė. Tai čia viena sėduškė. O! Integros DC2 Recaro. Tai kiek čia? 300, apie 300 eurų gal mažiau. Pakonvertuokim. Kol žiūrim šitą mašiną, sakau, šitą kėdę. Tai 30, oi, atsiprašau, 72 tūkstančiai jenų, ar ne? Tai yra 400 euriukų už vieną kėdę. Tai už vieną. Nėra labai pigiai, aišku, nesuplyšus, jie tik išsiplauti ir visai nieko. Čia dar kitokios kėdutės. Čia R32 GTR kėdutė. Kainuoja dar mažiau. Kokius 300 eurų. Čia toliau visokių. Šitas Recaro lapšys labai gražus. Ką? Tai žiūriu, čia kėdutės va visokios mandrus. Ir koilų pilna. Bet čia labai sunku, man tai reiktų čia kažkokią tai, nežinau, paieškos sistemos. Norėčiau įsivesti modelį ir pagal jį kažkaip tai ieškoti. Nes dabar čia klaidžioju ir sunku surasti. Gali nusipirkti kombinezoną tokį padėvėtą OMP. Kas čia yra? Čia yra, čia kažkoks tiesiog rinkinys detailingo.
Daug kėdutės. Recaro visokius. Brit, Recaro. Recaro. Sparko. Čia kėdžių bėgeliai. Visokie. Šitas labai gražios Recaro man labai patinka. Puikiai atrodo. Nepigios. Čia kokiai mašinėliai. Net nežinau. Gali ir tokią nusipirkti. R32 kažkoks tai išmetimas. Rašo 70%. Tai matyt, čia gal dar nuolaidą gali gauti. Pabandykim išsiversti įdomumo dėliai. Negi čia bus dar ir akcija. Translate. Ir taip. Pakeiskim taip. Pažiūrim, ką čia rašo. Žodžiu, jeigu nupirkai per klaidą ir nepatiko, tai žodžiu, jie tau grąžins babkių, bent jau 70%. Neblogas dylas. Nupirkai, nepatiko, negali grąžinti. Gali grąžinti, bet gausi toli gražu ne tiek, kiek sumokėjai. Taip, vairiukai. Čia va kažkokie vairiukai, va. Perbraukta, nauja kaina. Taip, neryškiai labai. Kas čia įdomesnė yra iš tų vairiukų. Nisano, gerai ras kažką įdomaus, vairą irgi galiu parsivežti. Įdomiai atrodytų oro uoste, bet manau, kad galiu. Čia Evo 8 matyt vairas. Kiek jis kainuoja 7000. Nu, ta prasme, kiek čia? 7, ne, kem eurų. Kem turbūt eurų. Aišku, be airbego, bet vis tiek. O, centriukai visokie va momo. Nauji hubai. Čia garso signalui. Ai, čia va nauji vairiukai dar va yra. Supakuoti šviežiai. Naujas vairiukas va momo. Kainuoja kem 5000. Nu tai 200 kažkas. 200 PM eurų. Čia nėra nuoseklumo, čia labai daug daiktų su labai daug... Čia man mirga akis, čia belekas vyksta. Čia eini ir nežinai, kas už kampo tavęs laukia. O čia yra labai daug visko. O čia S14, posūkiukai balti, matyt brangus daiktai. Oba, RX7? Jau, šitas labai brangus. Gerai, šitas nupirksiu, jeigu... Šitas labai, bet tik vieną. Kiek čia yra eurais? Šiaip jeigu originali, tai aš ją nusipirksiu. Čia yra apie 15. Gali būti. Neverčia įdomus, tai neverčia? Turbūt nevers. Jo, combination light, including tax. Nu tai taksų aš nemokėčiau, gerai pasiverskim. Tiksliai, kad žinot. 2900. 15 eurų. Ta prasme, jeigu pirkti internete, tai šitos dvi combination lights kainuoja, nu, 300-400 eurų. Tai gerai, šitą aš pasimsiu, įsidedam mes jį iš karto. Aišku, reikia pažiūrėti, gal yra antras, nes būtų gerai du nupirkti, nes nu ką su vienu veikti. Tai jo, nežinau, reikės nueit paklausti tų darbuotojų vėliau, dar iš pradžio apeisiu viską. Nes čia labai visko daug. Čia lampos. Audi. Įdomesnis. Nesitikėjau Audi čia dalykų ras. Čia Evo. Gal. Išmetimai toliau tęsiasi. Šiaip tai RX7 ir išmetimo visai norėčiau kito. Bet kaip aš jį parsivešiu, tai čia sunkus klausimas. Labai sunkus klausimas. Titaninis išmetimas čia, aš jau matau iš GTR. Ir čia jisai jo iki downpipe'o. Tai kur jo kaina? Čia jo kaina? Ar čia jo kaina?
Ar čia ta pati kaina uždėta? Jo, ta pati kaina uždėta. R32 GTR išmetimas titaninis. Neblogai. O gal ir ne titaninis, tiesą sakant. Neturi ženkliukų. Neturi ženkliukų, paklausai? Taip, patikrino per banką. Reikia man paklausti, ar turi antrą Combination Light Mazdai, nes paimsiu tada. Nu va, Integros žibintas DCD. Kažką pažįstamo bent pamatau. Nes šiaip čia visko tiek daug, kad sunku atpažinti. Čia 3PMZ žibintas. Gal žibintų yra tavo mašinai kokių? Mašina turi žibintą. Tai gal man geresnių va. Kas čia Toyota? Žiūrėk. Toyota. Atradai sistemą. Čia yra kažkas parašyta. Tai čia daug kas parašyta, tiesiog ne viską supranti. Honda, o kur Mazda? Nėra čia, gal tam kitur. Kitoj pusėj, sakai? Aš dar Subaru, jo. Toyota. Nu, Toyotos Japonijoje tikrai daug. Čia kažkokie keikarai matyti. Aš nežinau, ar aš tą kamerą ne per žemai laikau, nes tas laikiklis labai keistas. Tai atsiprašau, jeigu matot ne tai, ką norit matyti. Taip, kas čia visokios lemputės ir panašiai, čia boring stuff. Kas čia? BMW iX3 veidrodėlių dangteliai. Veidrodėliai. Čia naujos prekės, nieko įdomaus. DC5 Integros išmetimas. Gal yra Mazda išmetimas, tikrai. Jis neatrodo, kad daug vietos užima. Atrodyčiau įdomiai lėktuve. Čia yra jau nauja visokie, kuprinę gali va nusipirkti, grėdį, brid. Išmetimų tai čia nors vežimų vežk. O čia negalėtų irgi rašyti pagal gamintoją kažkur. Nes aš tikrai norėčiau surasti kažkaip paterną. Su buferiu galima nusipirkti visokių naudotų ir nenaudotų. Mikrobangę šitą su subuferiais vidu. O čia kaip... Net pasūrė, ne? Upgarage Meršas? Bet čia ne Upgarage, čia yra... Nu, bet čia tai ne, čia va Brit. Taip, bet turiu omeny. Bet yra, jo, Upgarage čia visai nemažai dalykų. Šalikai buvo visokiau, taip? Geras. Buvo ant mašinos kliuvo. Aha. Kas čia per daiktas? Total Tune-Up System. Kas čia per daiktas? Aš net nežinau. Šitie vokiečiai, man atrodo, irgi apie tai galvoja. Nesupranta, kokį vėl nemato. Lipdukai. Oil filler kepai. Oi, palaid. Gal yra, žiūrėk, stumoklis. Stumoklis, oil filler kepas. O, atbairis. Aš mačiau, kažkur yra turbina. O, tepalo kamštelis. Tomiai. Lipdukas, matyti. Ar kvapukas? Aha. Tomiai. Žiauriai cool. Tai koksai mielas. Kvapukas čia? Kvapukas, jo. Nori, gal va, žmogeliukas turėtų būti. Tein, va, matai, toks žmogeliukas čia būna. Į sveikatą. Ir priešiner čia kažkieno dugnas. Nismo radiatoriaus kamšteliai. Yra tų vintažinių, kur... Shift knobai. Ai, čia sample. Nismo, geras. Vintažinių, kur su gėlėm vidu, žinai, tipo stikliniai tie. O kur kainos? Pavyzdžiui, aš norėčiau pamatyti. Čia sample, nes neturi kainą. Gal čia nelaiko, jeigu brangiai. Gal čia užsakomos prekės. Nismo shift knobai, dangteliai. Žiauriai, cool čia. Tikrai. Visi centrinės konsolės, porankiai. Gal
atsargiai palankyti. Jau būtų gerai atsargui porankį rasti. Sugebėtumai parvežti, prikištumai. Tikrai prikištume. Čia Hondos. Aš galvoju, žiūriu, panašu, kad Hondos. Matytas. Bet CRV tikrai nematau. N1 šitie, o va Lietuvoje šiaip su šitais yra problematiška, su tarpiniam. Čia va, atvariai, kokio dydžio nori, kiek. Toliau išmetimai, kas čia per daiktai. Čia jo panelės vėl dalykėliai. Čia žiauriai karšta, šiaip aš čia sustriukiu. Jo, aš sustriukiu čia vaikštau, galvoju, kad... Nežinau. Labai švelni. Nori pasiimti? Galiu tau Galėsiu tau nupirkti. O, spyruoklius suspaudėjai, upgarage. Tokie rimti atrodo visai. Įrankiai panašiai. Aha. Jo, čia jau toliau baigėsi autodadis. Matyt, reikia eiti pas juos pasikalbėti dėl dalykų. O, arklių valcuoklį parduoda, keltuvą, įrankių komplektą. Rankenėlės posūkį. Nu ir jo, čia jau toliau įrankiai kažkokie tai. Jo, čia jau visokie įrankiai. Nu, gal įrankių nerodysiu. Nėra čia ką žiūrėti labai. Pats neįgūdęs šitoj srity, tai ir matyti. Įdomiai nieko nepapasakosiu. Bet gerai, dabar pabandykim surasti išmetimą Miatai. Gal nueikim ir paklauskim tiesiog, bus greičiau. Nes sunku man čia naviguoti. Tikrai sunku. Tai gerai, einam paklausti dėl RX7 žibinto ir Mazda išmetimo. Tai grįšiu su update'ais.